Visiems geros dienos. Mes šiandien darysim daržovių, vištienos tortą. Turim daug daržovių. Ką dabar susipjaustom, nusivalom, pasiruošim ir žiūrim toliau. Mes susipjausim bulves jau, dėsim, nelauksim savo kepą, reikia išsikepti visą bulves. Nu, turim viską pasiruošę, bulves mūsų iškeptos jau. Dabar eisim kepti daržovės ir vištienos krūtinėlę. Pirmoje eilėje dedam svogūnus. Iškart galim susidėti papriką ir morką. Dedam žirnelius. Čia galim sudėti mūsų viščiuką. Sudėsim pomidorus ir sudėsim visus prieskonius. Čia mes jau turim iškepę viską. Dabar mums reikia biškį palikti, kad atšaltų, atvėstų. Čia turim 5 kiaušinius, truputį druskos, todėl kad prieskoniai mūsų jau yra daržovėse. Čia tik druskos ir susiplatam. Nu va, tai gerai. Čia mes pasirašėm mūsų indą, kuriame kepsime tortą, vištienos ir daržovių. Truputį alyvuogių aliejaus. Tai mūsų kardą įsidedame keptas bulves ir išsidėstom visas lygiai. Čia bus mūsų kaip pagrindas molinis. Nu va, puikiai. Ir žiūrim mūsų daržovės. Tai va, daržovės mūsų jau atvėso, atšalo. Dedam viską tiesiai į kiaušinį. Išsimaišom. Ir dabar susidedam mūsų bulyčių. Ir išskaidom viską lygiai. Užpilam, užbarstom sūrių tarpoko. Čia turim mozzarella, labai geras sūris. Nuvaikit visą laiką, 180 laipsnių, maždaug 20 minučių. Į orkaitę. Nu, žiūrim, koks mūsų tortas gavosi. Gražus. Nu va. Nu ir eisim dabar pjauti. Žiūrėti, ką mes čia turim. Tai va, žiūrėkit, kokį čia pasaką turim. Dar truputį cibulaičių. Ir čia pjausim pažiūrėti, kas ten gausi. Kokią pasaką mes čia turim. Nu ir bandom. Jeigu mes į tortą vadinam, mes su juo ir elgsime kaip su tortu. Taip, išimam. Pasaka. Ir pažiūrėkit, koks čia grožis. Taip, kai čiupki šaukštus, visiems prie stalo ir visiems skanaus. Iki sekančio.